Labai gerai. Jau kovo 27 dieną Valstybinėme muzikiniame teatre premjera. Operetė Linksmoji našlė. Režisierė Viktorija Streičia-Jakštienė, kostiumų dailininkas Juozas Statkevičius ir bilietų į premjerą nebėra. Per savo karjerą kaunietis Juozas iš Vilijampolės rajono jau sukūrė kostiumus 100 spektaklių 23 pasaulio šalyse. Dirbo su garsiausiais režisieriais, rengė reikliausias pones, o jo kolekcijų pristatymai kaskart tampa nepamirštama kūrybiškumo ir elegancijos fiesta. Kodėl anšlaginiai tie spektakliai? Žiūrėkit, nuo Madame Pompadour, kai pradėjom daryti, tai nebuvo tuščios salės niekada. Visada anšlagas. Nėra bilietų. Kada paklausi, nėra bilietų. Tai artistas gražiai aprengtas, jisai stengiasi, jis atiduoda save, o kas laimi žiūrovai. Dar mes, žiūrėkit, nieko nepadarėm. Jūs matėte šiandien, koks čia uraganas vyksta, o jau bilietai visi išparduoti. Aš vis dėlto jau padariau 100 spektaklių 23 pasaulio šalyse. Tai, kažkaip tai mačiau jau dalykus. Ir Austrijoje, ir Izraelyje, ir visur. Kaip autoritetas jo, aš galbūt bijojau jam skambinti, kviesti į savo pirmąjį spektaklį, bijojau, kad jis pasakys ne, kad jisai nenorės, bet jis nuo pirmos sekundės, jis taip norėjo, jis taip buvo pasilgęs teatro, mūsų teatro būtent ir darbo čia, ir neliko jokių sienų, jokių barjerų, nieko, ir man tai atrodo, kad mes tiesiog radom vienas kitą ir toks džiaugsmas yra kūryba. O žmonės net neįsivaizduoja, kad tai reiškia juos visus padaryti, pamatuoti. Vat kiekvienas žmogus, man čia man gal biškai spaudžia, o čia aš noriu būti plonesnis, man krūtinėje pakelkit, man pečius nuleiskit. Tiek smulkmenų, kad galvoju kartais, žinai, prisimint kokios ten genutės, kokios sagos, prie kurios liemenės ir kurioje liemenėje reikia pakirpti ir pakelti ir nuleisti ir kur krūtinę padaryti didesnę, kur mažesnę. Mes, jeigu valandą pašnekėsim, mes galim kartu sukurti 100 spektaklių, tik mūsų problema yra ta, kad mes nesugebam abudu apsispręsti, kurį spektaklį mes statysime iš tų, nes būtent ta sinergija ir abipusis tas idėjų kažkokia lavina, vulkanas, jisai atsidaro, mes vienas matyt kitą įkvepiam ir tiesiog vienas per kitą šnekam ir sugebam labai daug ką sugalvot kartu, tik sakau, tiek sustojimas ir apsisprendimas yra mūsų abiejų problema. Jis bus iki apačios? Ne, darykit iki čia. Čia ir pamaitina, ir pasilieka naktį, ir mane naktį palieka, čia ir aš užrakinu, ir pavyzdžiui, tavo panos, aš sudėliosiu jums per naktį, jūs atysit iš šito, jūs padarysit. Jūs visas laukia, iš šito greičiau ateina. Va. Šiaip dar pakiškim, va tai. Toks biški benderis atostogose, sočius, ir rankovės ryta geriau trumpesnė, žinok. Gerai, kaip išlenda rankogalis, nors biškai senovės tokios kažkokios duoda. Laikykitės kaunietis. Ir Latvijas. Neišėjo kažką, mes greit, korsetai per šviesus, ką daryti, reikia perdaryti medžiagos, nėra, Žiūrėjom toj pat arbatos, nulėkė merginos, nupirko kalio per manganatą, toj užstatėm puodą, užkaitėm, taip pat nudažėm, tai šitą problemą. Įsprendėm viską. Sakyčiau gerai. Dar pašviesės. Aš moku tą padaryti. Iš šūdo bulkutę, atsiprašau už mano prancūzų kalbą, aš moku, aš žinau, tai mano vardas, aš padarysiu iš ko nori. Iš kažko tai nesuspratimo, būtent pačiam kostiume, jisai užtenka jo vieno piršto pridėjimo ir tampa šedevru, kad aš bet kada aklai pasitikėčiau jo, bet kame, ką jisai daro, netgi jeigu tai yra be 5 minučių rezultatas, aš žinau, kad už sekundės jis gali kažką pakeisti ant tiek, kad tai bus kažkas tai tokio, kad... Jūs galvojat, mes Vėduoklės norėjom Prancūziją užsakyti. Aš radau kelius, aš žinau, kur yra, žinai, pirmiausia surasti, viską radom. Bet kaina jų nežmoniška, supranti. Ne, bet nežiūrinti tai, efektas tai tas pats. Scena fantastiška. Supranti, kad nebūtų tokių duobių. Ir va. Ir supranti, tada atrodo, kad čia ta pati plunksna, iš tikrųjų tai apgaulė. O atrodo už 2 milijonus, supranti, kai išeina, kokia ten medžiaga. Labai brangiai. Aš turiu būti artistas, aš teatre dirbu, aš artistas. Tu visą laiką turi apgauti, todėl kad, kaip jūs suprantat, kultūrai pinigų niekados nėra. Tiesiai taip, šiek taip. Ir va šitaip va. Aš manau, kad Lietuvai tikrai labai pasisekė, kad taip sutapo, kad demografiškai pas mus, būtent pas mus, ir čia Kaune gimė Juozas Statkevičius.
Kaunas nepaprastai gražus pasidarė. Tai jau te gali sakyti, ką nori, oi, čia meras mūsų taip, panaip. Suprantat, pažiūrėkit, visi dabar, kai druskininkai sutvarkyti, tai visi lekia į druskininkus. Kaip Kaunas sutvarkytas, tai staiga yra Art Deco muziejus, ir stadionas, ir galerija, ir muzikos salė. Kaip Smetonos laikais, mažasis Paryžius. Nu, iš tikrųjų, toksai mažas, jaukus, gražus, sutvarkytas. Ką reiškia, kai yra šeimininkas? Tai va tokie mano sentimentai Kaunui ir tikrai jisai darosi miestas.